O, blin, kai skaniai kvėja. Gal per daug spraitą prisigėriau. Aš irgi duodu 9. Tai viskas. Kažkokia bulka. Pysti krokodilus. Virš važinėjęs reklamą daro. Vakarienė. Kaip gražiai čia pas mumis. Viskas apšviesta. O, pas gražus šviesų miestas. Nu tai, ką tu? Užsidėjai švarkelį. Bet ta prasme, aš tai su Maike. Juk aš gal labai reikia, kol prasme. Man tai šilta. Gal bus vėsiau vakare, aš nežinau. Greičiausiai aišku bus. Bet, nu, tai išeini iš namų, atrodo, kad reikia užsidėti, nes toks įprotis yra, kad turi apsirengti. Gal bus šalta. Nu, aš tiesiog irgi įsimečiu megztinį. Dėl viso ko pikto. Pažiūrėsim. O šiandien ir barbekių naktis. Vienam restorane. O kur kitas restoranas, dar nežinau. Ne vienas kitas. Bele kiek kitų restoranų, nes čia... Bet vakarienę aš mačiau, 2 buvo parašyta. Ne, mes parsisintėm kažkokia yra programėlė čia, kur yra visas barai, restoranai, activities ir taip toliau ir panašiai, kur viską gali pasižiūrėti. Žemėlapis gali viską susirasti, kur ten. Tai va, jinai studijavo ir jinai jau veda mumis, kur reikia. Ne, aš vedu į tą, kur mes matėm. O kitą aš dar neradau. Šiandien yra barbekių naktis tam restorane, tai turbūt geriausia naktis per visą savaitę. Tikimės, kad nebus kokių tai keptų kepenų. Bus, ragausim. Tai pirma naktis pati geriausia, išbandysime, paskui viskas bus blogai. Nors mes nežinom. Tai einam pabandyti ir bus viskas tuoj matyti. Nu, va, toks va apšvietimas. Naktinis. Afrikoje naktis nuostabi. Šilta, šviesu. Gera. Aš tai net nesuprantu, pro kur čia mes atėjom, kažkokį liftą. Ar mes įeisim pro lauką? Ja. Azu. Ir kažkur ratais vedė pro visas parduotuvės tenais. Bandom, žiūrim, kas bus. Tikrai, lauką reikia šiaip, ne? Mes grybautojai esam. Kokia meno galerija. Nuotrauką pasidėjęs. O, blin, kai skaniai kvėja. Tai čia reikės durti. Einam, praeisim. Skaniai įga. Čia į pizzą vakarieniai duoda, ne? Kas geriausia, tas laukia. Pizzos pečius. Beef kažkas tenais. Kas čia? Negaliu, gal čia karštą? Roasted beef čia. Ai, čia tušinta. Norėsiu, aš paduot nežinau.
toks pagrindinis restoraniuks. Viskas rateliu. Na, aš čia kažko stebuklo nelaukiu, bet garnyrą kažkokį gali pasimti. Va, ryžių yra. Noriu ryžių. Dėlė kiek, braškiu. Žiūrėk, kebabiuką net viniuoj. Čia kebabiuką normalų viniuoj. Toks. Čia šavarma. Manai, su bulvytėm free. Nu, tai mėsa yra? Turėtų būti. O, koks. Čia lašiša? Grilės fišnės. Tikrai. Tai pasimpasinė. Tas mūsų gezas, čia nemiegoja visą laiką. Mašinai važiavom, naktį nemiegoja. Lėktuvė nefiga nemiegoja, 5 valandas skridom. Dabar čia valgava. Bulvę valgo, į miegas įsėdės. Va, bus tau nemiegot, kada laiks miegot yra. Ta jautiena gera, bet jinai man labai riebiai įdėjo gabaliuką. Nu, finale greitai viską dedam, nes esam pavargę. Čia žuvies da įsidėjau, jautienos. Vidisiukų, žodžiu. Dabar yra toks bandymų periodas, viską bandom suvalgyti ir pažiūrėsim. Ta paragavau, tai neblogs toksai, ne? Aš valgiu, tau paliko, tu valgysi? Nu, pažiūrėsim. Žiūrė, lavašus, bulvės. Nu, šavarma, Na, braškių pavog da, kol yra. Kaip braškygas. Da, išvažinėjom iš namų, sako Ieva, obuolius pasimsim. Sako, ne, gal nereiks. Sako, gal bus obuolių. Nu. Nu, tai kaip vertinat savo vakarienę? Tai arčiau, kad geriau girdėtus. Labai gerai vertino. Labai gerai? Man labai patiko ta jautiena. Kiek čia duodi? Balų. Čia nenubirėjęs tinkas, kaip atrodo per video, čia granitas. Granitinis, čia prabangiai. Šiaip gražiai visas viešbutis padarytas, taip naujoviškai, ane? Jo, stinu. Tai aš duodu 8-9 gal netgi. Man iš pradžių tik nepasisekė, kad ten idėja biški tą riebesnė, tą jautieną, o paskui labai pasisekė. Man patiko. Bulvyčių free radom, vaikų zonai. Ir šiaip, tokių va, tas lavašas toksai, niekur aš dar tokio nemačiau padarytų tokių va su bulvėm, su svagūnais. Man patiko. Spraitų reikia atsigerti. Nu, aš irgi taip sakyčiau, skaniai valgiau, bet čia tokia pirmos dienos yra euforija. Viską ragauji, daug prisidedi, išsibandai, trečią, ketvirtą, čia po 2-3 dienų jau žinosiu, to noriu, to nenoriu. Aišku, dar čia tų restoranų yra nemažai, tai reikės pabandyti, ar kitus gal neit surasti. Iš kur tu ištraukai? Aš nežinau. Tai aš mačiau, tik tu parašydavo. Nu, nežinau. Daug restoranų. Aš skaičiau, kad čia yra. Čia nežinau. Aš gal klystu, gal per daug spraitą prisigėriau. Aš irgi duodu 9. Tikrai neblogai. Dabar eisim. Tai, o kas tau labiausiai patiko? Man Chinese, tas chickenas, nes ten yra daug skonių, daug visko pridėta yra, nes kita ten mėsa, tarkim, nu, nedada ten tų marinatas kažkoks, ne kažką, druskos kažkokios trūksta, o tas va, Chinese chickensas, tai jisai geras buvo ten, visi skoniai. Gerai. Eisim dar desertų pažiūrėti, gerai. Dar kur tau tilpas? Tilps, eisim pažiūrėti. Dar braškių, tiesą, paėmėm rokai. Tekstų braškių. Ateisi rytoj šviežių. Tikėkime, čia jų netrūks. Gerai. Toks deserčiukų pasirinkims. Nu, atrodo neblogai. Na, tai aš gal nelabai noriu. Gal tu į pyragaitį kažkokį tai. Pabandyt reikia. Saka, nieko nenoriu. Pupt, braškę. Viską moks suvalgė, tai dabar mėsą. Suvalgė, ne? Nu, reikia paragauti čia. Deserčiukų kažkokių paragauti.
Tai viskas. Kažkokia bulka. Bulka, bet su daugiau šokolado. Bulka, grietinėlė ir šokoladas. Valgyt. Tai skiriasi nuo Lietuvos bulkas. Valgyt galim, bet nepirkčiau. Nu ką, pavalgėm, išeini iš čia į pysti krokodilus. Nu va. Žinai, kai ta dainelė yra upė Nilas, ten gyvena krokodilas. Gyveno vargšas. Ką čia ta tikra gyvatė, kai pasakys, kad tikra. Bet čia driežas, matai, kai žinai, čia driežas. Čia gyvūniukus žuda į va paskui parduot. Arba rada negyvus. Žiūrėk, čia yra ryklė nasrai, matai? Gerai, ne? Keliom eilėm dantys suaugę. Virš važinėjęs reklamą daro. Nes nieks nesėdvas į pavažiuoti. Čia yra toks restoraniuks dar, bet čia 12 plus yra. No. Čia su vaikais jau neįleidžia. Bet užtat aš galiu ateiti pavalgyti ką nors. Ko čia gerą duod? Salačikės. Padažiukai visokie. Nu kažką nepasakyčiau, kad čia skaniau negu ką mes pavalgėm. Į desertą labai panašus. Kaip braškių yra. Čia tiesiog manau dėl to, kad žmonės galėtų ramiai pavalgyti, kad vaikai jiem netrukdytų, nešūgautų, nelakstytų. Maistas tai praktiškai tas pats, dar prasčiau čia, nes ten yra visokių barbekių, kur mes valgėm ir panašiai. Dar biškį apėjom kažką, pažiūrėjom, bet ten antram aukšte kažkas tai yra. Na, biškį nesuprantam, kas ten yra, ten už pinigus, o ten nemokamai. Nenorim varyti, nes tie liftai labai garsiai pypsi, nes rogas labai reaguoja į juos. Nu, gal kitą dieną eisim pasižiūrėti. O, kaip gražiai atrodo. Iš kur? Iš autobuso? Kažkam baigęs atostogą. Gal jie džiaugiasi, ką varo namo, gal atsibodo čia atostogą. Išgyveno kažkaip, tai jie tą viskas įskaičiuoda. Nu, mes čiung biškį painam į šoną ir pas mumis tokia labai ramybė. Čia kaip blemba viskas, landšaftas gražiai padarytas. Laiptai kaip apšviesti. Aiškiai, perdegusios tos lemputės, bet dar išlaika stilių savo. Čia kokie laiptukai, nu nerealiai atrodo. Ką žiūrite? Šachet. Aš galvojau, gal šūksnosparnį kokį žiūri. Tu matai, tokia juodai. Nu, gal tu matai, kad ten kažkur tai. Šūksnosparnio nėra. Kažkoks bepratis va pablek. Su turistais. Pastebėjimas dar vienas, uodų dar vis nėra.
kažkas pamiršo savo transporto priemonę. Palika tiesiog ant kelią. Šokam gal ir varom. Kažką iškrausto. Išveš kažką jau namo. O ne, raktelį sakė yra. Nu va. Labą naktis. Turės duoti arbatpinigių dabar. Tai va ten, kur šviesas, tai ten irgi baseinas. Ar man eit pažiūrėt? Aš žinau, galiu nueiti iš laiptelės. Saka, tu eini ten ir pafilmuoji, o saka, aš pasėdėsiu. Sakau, tai gal eik į namus? Nu, sakau, gal eik į namus, tam pabūsit. Ne, saka, eik greičiau, žiūrėk. Saka, pasėdėsiu čia. Nu, aš einu užliptais laiptais, nes liepia man pažiūrėti, kas ten yra, dar kažkoks baseinas tenais vyksta. Viskas va, irgi čia apšviesta. Tai aišku, kad baseinas, nes įrenginiai kažkokie. Nu jo, laipčiukai tai tokie. Nu nerealus, ką aš žinau. Marmuras kažkoks tai. Ai, co. Fainiai. Nu ir čia relaksacijos večikė. Muzikikė groja. Tiesiog gali ateiti vakarą čia parelaksint. Vienas minusas yra, kad baras labai toli. Nu, kaip jau mūsų miestelis. Bele kokia dydžia. Labai ten gražu viršai, pasižiūrėjau, ten parelaksant dabar vakarą nueit. Sakau, tik tai minusas yra, kad baras toli. Roksio kažką ten kojo mojo ir masikuojas. Ir reikia guldyti, jam nepatogu sėdėti. Nu tai va, tai baigiam tą seriją. Tai va, rytoj paieškosim šildomų baseinų. Ar yra tokių? Tai va, tai spauskit like. Roks iškrito iš vežimo. Spauskit like, subscribe, komentarą. Bye.